Sveiki, sveikinu Jūs su 2024 metais. Čia yra bioharmonizacija Dovydas Lukšas, holistinio sveikatingumo specialistas Ček instituto ir Maistas yra vaistas platformos kūrėjas, jeigu kažkas sekate Facebook'e. Šios gražios datos proga atidariau šį kanalą dalintis naudingų turinių. Ir šiandien noriu pasidalinti 5 holistinio sveikatingumo patarimais 2024 metams, kad būtume sveiki, kad energija trykštų iš mūsų gerai ir kad tiesiog šypsotumėmės, nes reikia ir sveikatos, ir energijos, kad būtų energijos, kad būtų šypsena ir kad galėtume padaryti tuos darbus, tuos tikslus pasiekti, ką mes labiausiai norim. Taigi, einam prie pačiojo pirmo. Ir tai yra įsižeminimas. Jeigu tiesiog nusimsite batus, kojines ir tiesiog padėsite savo basą pėdą ant žemės, žinoma, žiemą, pavasarį gal truputį trumpiau, kad ir minutę ar 30 sekundžių ar kažkiek, jūs įsižeminate. Vasarą, aišku, rudenį galima tą daryti daugiau. Svarbus pats tiesiog kontaktas su žeme, arba su augalais, arba su, pavyzdžiui, medžiu ar panašiai. Įsižeminimas. Koks yra jo mokslinis poveikis? Tai dabar tyrimai rodo, kad įsižeminimas mažina uždegimo procesus kūne, ar tai būtų sąnariai, kaulai, ar kažkokie kiti, reiškia kitos biologinės struktūros, organai ar panašiai, mažina uždegimo procesą. Toliau mes turime ir streso hormonų mažinimą, tai yra kortizolio, adrenalino koncentracijos sumažėja, jeigu žmogus pradeda įsižeminti. Ir trečias dalykas tai yra elektromagnetinės radiacijos, toksai perdirbimas arba šalinimas. Moksliniai tyrimai dėl šito vis dar vyksta, yra diskutuojama, tačiau žinoma jau ir taip aišku, kad tas krūvis jis yra vis didėjantis ir kažkaip reikia su tuo tvarkytis. Tai laikas gamtoje arba įsižeminant padeda mums mūsų energetiką subalansuoti. Tai antras patarimas sveikiems 2024 metams, kad būtume galingi kaip drakonai, yra karščio ir šalčio terapija. Tai pavyzdžiui, galime daryti sauną, pirtintis ir atsišaldyti ar tais į upę, ar tais, aš klaipėdietis esu, tai mes prie jūros dažniau, prie Baltijos jūros nuvažiuojam, ten yra ir pirtis. Esmė, kad kombinuoti karštį su šalčiu. Taip, tai galima reiškia ir tiesiog daryti ledo vonę. Kas tokį dalyką turit, tai labai patogu tą daryti, bet ir svarbiausia tas kontrastas, kad karšta, šalta. Karšta, šalta, karšta, šalta. Jei galima taip po kelis kartus, yra ypatingai naudinga mūsų kraujotakai, mūsų limfiniai sistemai. Ir, kaip žinom, kraujas jisai atneša medžiagas, jis pamaitina kūną ir maisto medžiagomis ir deguonimi. O limfinė sistema, jinai yra svarbi labiau kaip ir imuniniai sistemai, bet labiau kaip atliekų šiukšlių šalinimo sistema. Ir kartu su limfa pasišalina toksinai. Bet limfa, žmogus turi judėti, turi vykti kažkokią apytaką, kad limfa gerai judėtų. Tai šitos metodikos jos labai skatina ir limfinės sistemos judėjimą. Tai taip pat karščio šalčio kontrastai skatina didesnį energijos kiekį ir sveikesnę imuninę sistemą ir daugiau tiesiog geros pasikraunat energijos, iš tikrųjų visam, sakyčiau, ne vienai dienai. Tas poveikis tęsiasi, jaučiasi ir kitą dieną. Tai trečias patarimas būtų, kaip manote kas, kvėpavimo pratimai. Kvėpavimo pratimai gali būti, kažkas gal bandėt jau Wim Hofo kvėpavimo, tai yra tumo kvėpavimas, kuris atrodo,
Tai yra toksai ganėtinai staigus kvėpavimas, čia nėra pauzių, įkvepiam, iškvepiam, nėra čia kažkokio atsipalaidavimo, relakso, čia yra gana staigus kvėpavimas, bet po to atlikus tam tikrą pakartojimų skaičių, 20, 30 ir panašiai kartų, mes tada išleidžiame, reiškia viską kas yra, ir tada laikome ir paskui kartojame. Tai čia, pavyzdžiui, viena technika. Kita technika tai yra pakaitinis kvėpavimas per skirtingą šnervę. Tai čia jau yra labiau toksai relaksuojantis. Tas pirmas labiau toksai stimuliuojantis, o šitas labiau yra relaksuojantis. Pavyzdžiui, per kairę dabar įkvepiu ir per dešinę iškvepiu. Per tą pačią dešinę įkvepiu ir per kairę iškvepiu. Ir jeigu mes va tokį kartosime, 2 minutės, 5 minutės, 10 minučių, 20 minučių, labai skirtingai ta trukmė, kas jausis, kad jūsų nervų sistema atsipalaiduos. Ir jeigu esate streso būsenoj, tas stresas, vat kaip pasižiūrim į šitą yin-yang paveikslą, ne, jisai alchemizuos, jūs pereisit iš vienos būsenos į kitą. Arba kalbant apie nervų sistemą, pereisit iš, reiškia, simpatetinės nervų sistemos į parasimpatetinę. Tai reiškia, iš streso pereisit į ramybę. Ir ne tik ramybė, tai ir tokia žaismo, atsipalaidavimo, seksualumo. Nu, žodžiu, parasimpatetinė sistema tai yra labai specifinis toksai braižas, kai mes esame atsipalaidavę, kai kūnas yra tai tokioj išgyvenimo, pastovaus kažkokio įtampos režime, jis skenuoja aplinką, viskas atrodo kažkoks tais pavojus ir panašiai, tai tada žmogui tokių pratimų reikia žymiai daugiau, kad jisai biškį stabilizuotųsi, kad tvirčiau ant žemės stovėtų. Tai kažkam, žodžiu, gali būti 3, galbūt įkvėpimai, gal reikia, kad truputį taip atrasti savo ašį, kas praktikuoja tokius dalykus jau ilgiau, o kas, tarkim, visiškai naujas ir galbūt labiau tokie A-tipo žmonės, kur bėga, lekia, nesustoja, varo, tai gali čia reikėti ir pusvalandžio padaryti tokių pratimų ir paskui po truputį mažės ir jūs subalansuosit nervų sistemą. Tai va, kvėpavimo pratimai, puikus dalykas. Toliau, joga, tai chi arba cigūnas. Žodžiu, kas yra bendro visose šiuose pratimuose, tai yra grakštus judėjimas sukombinuotas su harmoningu kvėpavimu. Tai kartu gaunasi darna tarp judėjimo ir kvėpavimo, ir gaunasi harmonija. Ir tai yra labai sveika, pirmiausia, tiesiog, kad pajudėti, jūs gaunat sveiko judėjimo, nes pagrindinė žmonių problema yra arba jie yra vieni visiškai nejuda, tingi, sėdi, bezda, nesąmonės daro, ne? O kiti būna, kad juda per daug netgi, bėga, lekia, nesustoja, bet tas judėjimas ir kvėpavimas išsibalansavę visiškai yra. Tai toks judėjimas, grakštus judėjimas, kuris taip pat darniai įtraukia kvėpavimą, padeda rasti kažkokį balansą savo ašį. Ir tokio judėjimo labai dažnai žmonėms trūksta. Aišku, tiek joga, tiek tai chi, tiek cigūnas čia yra panašus dalykai. Tai chi su cigūnu, aišku, žymiai artimesni negu su joga, bet svarbiausia kažką iš to praktikuoti. Šitam kanale galėsit mano pamatyti daugiau su cigūnu pratimų, nes aš asmeniškai domiuosi ir praktikuoju cigūną irgi jau keli metai, tai tikra puikia rekomendacija. Ir aišku, ir su to judėjimu kartu, bet koks judėjimas skatina ir limfinės sistemos, reiškia aktyvaciją ir limfos judėjimą, ir kraujotaka geresnė. Ir jeigu mes išeinam cigūną arba tai chi daryti į lauką, pakvėpuojam, tai reiškia ir gaunam ir šviežaus oro, ir visa kvėpavimo takų sistema atsinaujina, gaunam energijos, tokį krūvį gerą.
imunitetas pagerėja, tai tiesiog labai daug naudingų, sakykime, savybių, jeigu mes kažką iš šitų praktikų darome. Na ir pabaigai, 5. patarimas sveikiems, galingiams drakono 2024 metams, tai yra periodiškas toksai pasninkas, gali būti sezoniškas netgi pasninkas. Aš neseniai prieš naujus metus kažkaip pajaučiau savo organizmą, laikas atėjo padaryti 36 valandų, va taip maždaug pasninką, 1,5 dienos, ir aš savo dalį sauso tokio pasninko padariau, dalį tiesiog tik vanduo ir viskas. Tai kodėl tas dabar yra labai svarbu? Todėl, kad jeigu mes pastoviai valgom kažką, vartojam maistą, tai pastoviai organizmas dirba, tas medžiagas, tą maistą reikia suskaidyti, o dar mūsų tos dažnai maisto kombinacijos labai būna sunkios kartais ir persivalymas ir per daug visko. Ir tai yra iš tikrųjų didžiulis energijos kiekis, yra išnaudojamas tiems pasisavinimo, virškinimo, skaidimo procesams. Ir nėra labai dažnai pas žmonės balanso, kiek laiko organizmas yra tiesiog neutralioj būsenoj, kai jisai tų procesų neatlieka. Kiti būna net naktį atsikelia, sako, kokį čia man užkanduką 3 nakties užkast. Esu dirbęs ir su tokiais klientais. Tai, bet esmė, pasninko metu mūsų organizmas, jisai jau energiją pradeda naudoti visiškai kitaip. Kas vyksta? Vyksta toks procesas, vadinamas autofagija. Kam įdomu, galite pasiskaityti plačiau, yra puikių mokslinių straipsnių apie tai. Autofagija tai yra, kai pažeistos, deformuotos ląstelės pradeda save naikinti arba jos struktūriškai keičiasi į naujas ląsteles. Tai ką galima sakyti, kad tai, kas nebeveikia arba tai, kas nebenaudinga, tai, kas deformuota, yra šalinama ir mūsų organizmas verčia į naudingus tas medžiagas, verčia į naudingus blokus, ką mes galim vėl iš naujo panaudoti. Sukurti naujas, šviežias, sveikas, funkcinės ląsteles. O visą šlamštą, kaip ant šiukšlių maišto, pasimti ir išnešti. Tai va, autofagija labai svarbu. Detoksifikacijos visi procesai, kepenys, inkstai, žarnynas, limfinė sistema, visa tai irgi suaktyvėja. Galima irgi netgi jau, sakyti, žmonės ir į tualetą dažniau eina ir atsiranda truputį toksai, sakykim, valymasis aktyvesnis, bet tai šito nereikia išsigąsti, reikia tiesiog palaikyti ir vandens atsigerti, galima ten ir aktyvintos anglies išgerti ir panašiai, zeolito ar kitų tam tikrų tokių labiau surišančių medžiagų, fulvo rūgšties pavyzdžiui, kad surišti tuos toksinus, kad padėti organizmui. Regeneracija ir atsinaujinimas vyksta, reiškia, tų audinių, galbūt kur traumas kažkokias turėjot, fiziškas kažkokias traumas galbūt teko turėti ir tie audiniai būna nesugyję pilnai. Tarp kitko, tose vietose yra padidėjusi rizika, sakykime, kad tos ląstelės tampa piktybinėmis arba navikai išauga, jeigu pilnai nėra sugyję. Tai reiškia, pasninkaudami ir nukreipdami organizmo energiją labiau į apsivalymą ir atsinaujinimą, regeneraciją, mes galime išspręsti tokias visai sunkiai, sakykime, sprendžiamas sveikatos problemas, ypač alopatinės medicinos, kuri nelabai draugauja su chroniniam tokiom ligom ir nelabai turi tokių priemonių prevencijai, jeigu būsime atviri. Tai čia yra paprastas, pigus, nemokamas metodas, pasninkas, kuris beveik veikia nuo visų ligų. Tai čia būtų tokie, sakyčiau, fiziniai dalykai, o kas esat pasninkavę ilgiau, turbūt patyrėt ir dvasinis procesas vyksta, reiškia, pradedam, galima sakyti, ir intuicija padidėja ir sapnai būna žymiai ryškesni, kas vadomitis galbūt Karlu Jungu ir sapnų, tarkim, analizė, interpretacija
ir tais gilesniais tokiais psichologiniais dalykais, tai gilaus to pasninko metu tikrai įdomus procesai vyksta ir tokiam dvasiniam sąmoningumo lygmenį. Tai reiškia, tas poveikis yra tikrai holistiškas. Tai va, čia buvo 5 patarimai sveikiems, galingiems drakono 2024 metams. Ačiū labai, kad išklausėte. Tikiuosi, buvo įdomu ir naudinga ir panaudosit šitos patarimus. Tai va, čia bioharmonizacija, holistinio sveikatingumo specialistas Dovydas Lukšas. Ir, linkiu įspūdingų, sveikų ir galingų 2024 metų. Stebėkite šitą kanalą, čia dėsiu geros medžiagos ir prižadu jums praturtinti jūsų žinias, kažkokių praktikų duoti, jeigu aktualu sveikata, holistiškai, tai aš būsiu čia ir susitiksime. Iki.